Labą dieną. Šio video noriu parodyti, kaip reikia užsakyti For Life produktus iš Amerikos per transportinę kompaniją, siuntų pervežimo kompaniją iš Amerikos, ShipZ. Pirmiausia, mums reikia gauti savo paskyrą ShipZ pervežėjų sistemoje, tai mes susivedame elektroninę svetainę www.shipz.com. Tai atsiranda pervežėjų puslapis, JAV adreso paslauga. Mes gausime prisijungę savo paskyrą su mums rekomenduojamu adresu, kur siųstis. Ir čia tada susipildom elektroninis paštas, matyti elektroniniam pašte kažką užsipildys, tai vat, čia yra šitie žingsniukai. Tada, kai mes gausime mūsų paskyrą, tada mes prisijungsime su savo elektroniniu paštu ir slaptažodžiu ir mes jau įeisime į savo paskyrą ir matysime, koks mums yra priskirtas adresas. Aišku, adresas yra vienas. Tai štai, produktus reikia pirkti pagal šitokį adresą ir va čia yra mano paskyra. Toje paskyroje jūs susipildysite pristatymo adresą, kokį jums reikia padaryti, kad pristatytų tiesiai į jūsų norimą adresą ir tada jau daryti pirkimą. Tai štai, kokiu būdu darome iš For Life pirkimą, tai yra susivedame www.4life, perkame per My For Life parduotuvę, susivedam savo numeriuką per slešą per My For Life parduotuvę ir iš karto einam, darom pirkimą shop ir galima pirkimą daryti ir ant kito kažkokio ID, kuris yra registruotas ne Lietuvoje. Ir jeigu norim kitą žmogų suaktyvinti arba ant kito vardo. Nu, štai ir įsidedam produktus į krepšelį, tarkim, taip, ir jau pirkimą darom, checkout su mėlynu. Ir čia susivedam jau siuntimo duomenis. Tai susivedam vardas pavardė. Mano, tas, kuris turėtojas yra profilio ShipZ, atsiprašau, ir telefono numeris, visą informaciją aš nukopijuoju iš šitos savo profilo. Pirma eilutė, tai čia yra visas šitas iki suite, tai yra adresas. Bridgeview, tai yra miestas Ilinojus valstija ir pašto kodas. Tai vat šitos duomenis aš čia susipildau. Telefoną pildžiau tokį, kaip ten nurodyta viskas. Ir visą šitą adresą eilutę, kokią nurodyta, miestas yra Bridgeview, Ilinojaus valstiją pasirinku, pašto kodas 60455 ir tada einu toliau su žydru mygtuku, man duos greičiausiai ir pasirinkimą, kad galbūt kažkokį tai adresą kitą, kartais Amerikoje taip yra, jie ten pašto dėžutės kažkaip kitaip žymi. Aš palieku keep this address, spaudžiu mygtuką, palieku šitą adresą, nieko, kad jis neredaguotų, dar kartelį tiesiog susitikrinsit ir tada apmokėsim. Maždaug per savaitę ateina į ShipZ sandėlius Amerikoje ir jums bus pasitikrinkit. Ir dabar, kadangi pas mane nėra laukiamų siuntinių, paskutinis siuntinys buvo, čia rodo, išsiųstas iš ShipZ sandėlio Amerikoje, tai yra birželio 25 dieną, aš dar laukiu, maždaug 3 savaitės kažkur eina, apie 2 savaitės kažkur eina, gal nepilnas. Tai va, ir čia įėjus į savo paskyrą, kai jums yra atsiųstas siuntinys, jūs matysite, atsiranda kvadračiukas baltas, jūsų siuntinys ir čia tiesiog reikia susiformuoti siuntinį ir įsivertinti jį pagal kainą. Aš įvertinu $49 siuntinio vertę. Čia prisiimu riziką ant savęs, nes $49 yra neapmokestinama muitu. Ir maždaug aš užsakau kokius 3 produktus vidutiniškai,
didelio siuntinio neužsakau, tai tiesiog maždaug apie savo poreikiai kažkur 3-4 produktus užsakymę ir iš tikrųjų, jeigu jau turėsite susiformuotą užsakymą, tikrai padėsiu kitam kartui, kad suformuoti ir gauti jau užsakymą į jūsų namus. Jei gausite sąskaitą suformavę užsakymą, tai maždaug sakau, čia paskutinis siuntinys yra didesnis, suformavau 2 užsakymus, tai ir gavosi 26 eurai, šiaip 3 produktų siuntinukas kažkur kainuoja apie 17-19 eurų, nu iki 20 eurų. Iki 20 eurų. Tai štai taip galima parsisiųsti produktus per Ameriką.